They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99. Šiandien susirinkom į nuostabųjį Night Riders Public pirmąjį šių metų mytą, kuris yra bingo žaidynės. Va, pilna aikštelė automobilių. Pamojuokit. Pažiūrėk. Kas čia toks? Tais metais taip ėjo. Pažiūrėk. Šiandien susirinkome visai neblogam renginį. Tai mūsų suorientuotas, organizuotas, visiškai pats geriausias, bombiškiausias, visur geriausias skelbiamas Night Riderio renginys bingo žaidynės. Tai yra orientacinės ir truputėlį kitokios, ir truputėlį fainesnės, bet, man atrodo, gausim karočią labai gerą laiko ir judėsim toliau. Čia dėl sveikatos sakinukai, nekreipiam dėmesio, važiuojam toliau. Visi organizuoja savo schemas ir visi galvoja, kur čia greičiau kas nuvažiuos. Nes yra tokios užduotys, kaip ten surasti policiją, nufotkinti ten taip toliau. Bet galvoju, hebra normaliai pasitūsins, normaliai laiką praleis. Šeštadienio vakaras, aš galvoju, tai kad visai neblogas gaunasi renginukas. Nori prikolą? Atvaryk paskui. Šiaip tokie dalykai netoleruojami. Bet tu vienu žodžiu, atsidaryk galinės duris ir sėdam ir prasivažiuojam mašiną iki užvesta. Padangos neleidžia galę susidėt kamerų. Būčiau įmės ir važiavęs. Nežinau, reikia kažką pagalvot, reikia kažką pamastyti. Šiaip, nežinau, net realiai, kaip čia pasakius, net nenustypsta kojos, kaip norisi važiuoti ir kažką daryti. Labas. Pasakyk kažką, ką aš nedaug. Ne, tai sakyk. Zalato человек. Спасибо, брат, отошли конкретно, брат. Tai ką, kameristas, einam pakalbėsim, to pačiu vieną tokią, kaip sakant, idėją turim. Kokia situacija, žiūrovai? Nežinau, ar jums patinka ar nepatinka, bet aš galvoju, kad patinka žiūrėti mūsų video. Bet mes norime augti. Ir mums reikia, kaip sakant, motyvacijos šiokio tokio dalyko. Parašykit komentarus, jeigu matėt, faktas, kad matėt, yra mūsų driftkariukas toksai, tramšeštas, kompaktas. Mes norime kažką su juo nuveikti. Ką norite pamatyti? Gal norite kažkokio durability testo, gal norite, gal ir jį net laimėti norite. Pasakykit, ko iš viso iš mūsų tikitės, ko norit ateity, gal turit kažkokių pastebėjimų. Tai, kad mes galėtume augti kartu ir daryti bombinius dalykus. Cruise on an action movie, moving a mission, they say that I'm tripping. I've been told I need a vacation, I'm finessing a visit. First class, my feet up high in the air on business, yeah. Visa komunikacija kiekvienos komandos vyksta per Instagramo chatą, kurį sudėjome būtent jūsų komandai. Tik per ten komunikuojame ir rašomės dėl visų klausimų. Lape yra pateikti 25 langeliai, sunumeruoti nuo 1 iki 25. Tai yra jūsų šio vakaro užduotis. Po jomis yra 25 klausimai, kurie atitinka langelio aprašymą. Turit hebra laiko iki 11 nakties. Prisiminkit hebra, iki 11 vakaro. Sėskit į mašinas hebra, gero vakaro ir sulaukit mano signalą. 99 problems and I'm still kept it 100. Senį aplinkelį gal iškart išvažiuotų. Čia galim ar ne? Ne, mums su sienu reikės važiuoti 10. Su Melga niekas Melgos iškava. Galim Melgą sukti. Jo, Melga. Melga dabar. O kokias čia užduotis dabar? Tai tipo turim padaryti tą partnerį. Ką, reikės į centrą dar? Jo, su apsauginiais karočią kumščiais pastovėt. A, realiai, sakiau, užduotis? Jo. Kovos tensę su apsauginiu nusipotkinti. Čia yra šitas pastatas, kur... O, pakar spoiteriai. Na, вообще. Здорово. Filmuoji, jie. Zdarovas, taip! Pagazuok! Protingai, važiuoja rakelis. Užkašam. Tai palauk, mums reikia jau... Opa! Čia irgi savo yra.
Bet man atrodo, ar mums reikia nusfotkinti, ar tiesiog velga? Neparašyta iškaba, ar su jai? Partneriai ketvirtas, tu įklau. Tai tiesiog... Nuotraukas su Night Riders partneriu pizdi iškaba. Nuotraukas su, tai reikia nusfotkinti mums. Ar ne? Ne, nuotraukas su. Jo, turiu fotkę. Aš irgi turiu. Gerai, tai siūsk iš karto, karočiui. Tai kas siunčia? Tai tu nusiūsk. Čia nebent dabar pakeliui, irgi ieškot galima bandyti. Tai reikia surasti nuleistų padangų. Dar deganą reikės. Tai deganas ne po to, prie Kokio degano reikia? Dažnesnė juos tai Nėra skirtumo, mums reikia nusifotografuoti dar su degalinės darbuotojai. Rokelio rolerius. Seniai, va, vėžiko rolerius. Čia kabrikas. Kabrikas? Ai, jo, čia kabrikas. Foto. Čia ne kabrikas. Čia foto, čia nusiema, atrodo, jo, nusiema šitas stogas. Čia man atrodo kūpas. Pabandyk, gal netyčia praslys. Žiūri. Parašė, žino, nežino jie. Žino, ar čia kabrikas. Jie sustojo, nuvotin tunelį. Tiesiog užtenka važiuoti. Ką, tunelis yra? Nu dar neuskaitė. Tinka. Super. Augi. Tunelis 7. Augi. Pasižiūrėk 19, kas ten per lempą, nes ten tiesiog reikia atsakymą jam parašyti 19. Tai koks aprašymas 19? Tiesiog lempa. Kieno lempa? Kokio automobilio markė šios galinės lempas? Tai jūs tiesiog į Google įkelkit. Palauk, ką aš padarysiu? Bet jo, čia Koenigsego. Nufotkink ir įkelk į Google. Koenigsegas, jau gali rašyti Koenigsegas, atsiminiau. Kokia bauda? Mašina su bauda, mašina su nuleista padanga. Tai savo nuleis padangą. Mentinės reikia? Mentinė, karočią, prie pat oro uosto. Taip. Viskas ten Jo, pakeliu. ten yra prie oro uosto. Taip, tinka. 19. Gerai. Fontanas yra šiaurės miestelėje. Fontanas. Jo, fontanai ten yra. Poršas kabriko neturės, bet... Turės. Turi. Tu yra kabrikas. Spideris gi ten vidus Reikėjo stojama. važiuoti tenai tau. Senį nufilmuosiu. Tai reikėjo tenai ir galima buvo nusukti. Seniai, va, jie sustoja Kabrikas. visi ant avarinių, karočią. Kas kabrikas? Bėgat, kažkuris vienas nufotkina. Dėžgak. Nu gerai, dėk. Nu gerai. Tušinuką tik Ir kavos aparatą turėtų turėti Poršas. Matome, tenais viduj yra matomas, kasgi daugiau, jeigu ne Porsche kabrioletas. Ir visi dabar bėga į jį. Tušinuką turi? Turiu. Gali brauk. Kuris čia? Pirmas. Siūsk. Siunčiu. Nufotografuokite bet kokią gyvūnų skulptūrą. Nufotografuokite. Jeigu ką yra prie Bernardinų sodo. Kas gyvūnų čia, va? Mums vis tiek dar į Bernardinų sodą reiks tos vartus nufotkinti. Ar matosi ar ne? Matai, va, skulptūrą. Privažiuosi čia, va, seniai. Nu, dabar pasiruoš bėgti. Tu gali ten iki galo, aš išlaklaumas. Aš apsisuku. Tai va tai, va aš. Karoči, bėgu. Tu bėg, aš apsisuku. Tai kur? Ko tik nepadarysi dėl partnerių prizų. Dabar, karočią, tu nubėg fotkink, karočią, tą lėktuvą. Arba ne? Gaidelį! Fotkink lėktuvą, jeigu matai! Vargšas gaidelis lakstėlis. Gerai, tai jau braukiau, vis tiek čia tik. Nu, tai galim tada iki oro uosto paliekti dėl to ženklo, karočią. Kurio ženklo? Taksi. Takso ženklą, kurį iš karto paskui kuris. Ne, kuris. 12. Pasiruoš 12 parašyt, karočią. Va, mentynas. Tai po to čia. apsukime. Tai gerai. Labai matysi. Gerai, ženklą. Bėk, ar ne? Ne, ten pagulėt. Čia išnaikino šitus taksi ženklus. Ten pagulėt. Tai, karočią, reikia dabar patį oro uostą tai važiuoti. O kur taksas? Oro uoste, karočią, yra taksų parkingui, karočią, važiuojant po tą pagrindinį. Taksi ženklas ten. Dasieki? Dasieks tikrai. Dėdė. Turim. Gerai, braukiu. Kelintas taksi. Augi. 12. Kur žaidžia rytas, kokioje arenui? Tai prie Ozo. Jo, bet kokia arena, nes ten yra dvi dienas. Siemens arena. Ten dabar nebe Siemens, o karočią Sebas. Twinsbet. Nu tai va, jį reikės, karočią, dar nupiškinti. Tai gal tiesiog aš nufilmuosiu. Tai aš pristosiu tiek, kad jiems, karočią, operis. O policijos departamentas. Ir čia? O dabar Policijos nuovada, koks departamentas? Tai tas pats patinkas. Tai departamentas čia per FVM, taip sako. FVM ir tu Turi? su pagarbą. Filmavau tiesiog. Pagarbiai. Dabar varom į Viadą. Kelintas policija.
Policija yra 10. Dabar kalbėsim su Viados darbuotoju. Važiuojam į kitą. Tik. Padi klapą. O, išgrauž. Čia rodai. Turim. Didelis dėkui. Viso gero. O, čistai. Jo. Žiūrėkit, neišjungus šitą greičiau. Ačiū. Turim. Dėkui. Nagas toksai pat nieko tokio? Tai nieko. Matysite patys. Gerai. Didelis dėkui. Viso gero. Instagramą pafollow. Netgi pati padėjo. Sako, to nereikia. Karočią, Vairis, aš pablokavau, tipo. Norėjau gaudą tiesiai išvažiuoti, mašinai dešinę. Filmuoji, Donsi? Faktas. Policijos ženklą turi būti aiškiai O, matomas. degalinės darbuotoja 15, man rodos. Lentų neužskaitė. Policija tai prie panoramos, Neužskaitė? prie panoramos turi būti Prie policija. panoramos, jo, ten bus. Kai manot, mes kažkokį... Fontanas nėra pakairė? Čia fontanai, neveikiantis. Čia fontanai. Foto, aš ant avarinių, turi perėję sustojau, leidžiu dar langą. Už mūsų toliau. Žinau, kad yra, bet netinka. Kodėl? Nes ten ne fontanas, o čia... Ne, nes jiem reikia, karočią, to fontanėlio, žinot, kur viduje vanduo turi prisidengti, o čia, karočią, tiesiog, kur bėga ir iš karto viskas ant Gerai, žemės. kur tokį rasti? Tai šitas... Čia tiesiai Bernardinų sode. Yra? Kaip Jo, tik yra yra. Bernardinų sode. Gerai. Jo. Arba yra čia apačioj pavažiavus, man rodos. Vat realiai Gedo prospekto Visiems pabaigoje. į Bernardinų sodą reikia, kad... Jo, lygtis Gedo prospekto pabaigoje, čia yra po dešinę Tai fontaną. neapsimoka. Opa. Čia ir taip pat lapelis, stebėk ant dešinės pusės, karočią mašinų yra... O, nulio gaiškė. EA, EV. EC reikia. O, amerikietiško! Dodžias. Amerikoniška mašina. O, Haneris nebereikalingas. Yra... Haneris nebereikalingas, nebe dėl AC. Ten būna, kad elektromobilių Hanerį papakuotų. Tai yra tokia. Labai, Čia irgi buvo dėl baudos lapelių, kur... EV, jo ir baudos lapelių. Nematau baudos nei vienos. Palaik, esi be baudų šį kartą. Gėlį, EC! Gerą reakciją tai. Čia sukt nebegalim į dešinę, parkuojam čia, bėgam ten į tos sutarus. Čia, vėlis yra pakai. Bėgam. Kamienį čia sėdė. O, čia planėlė kas nori. Labas vakaras, Jūs atsakymė. Mes žaidžiam Bingo žaidimą, reikia su apsauginiu nusipopinti kovos poziciją. Ну, давай. Kas norit? Tu, Gidelė, kaip taip gerai atrodys. Stok. Tai prie baro gal tu? Jo, kavinė pozicija. Ai, kavinė? Jo, ne, vienas į kitą, man atrodo, turi žiūrėti pagal tą kartelę. Turim su. Gerai, labai dėkoju. Ačiū labai. Gerą vakarą. Kur dabar Bernardinų? Nu, ne tik pažaidžiam, bet ir pasportuojam. Bernardinai. Policijos komisariatas nepamirškit. Lentynas. Bauda. Apie kurį aš lentyną? Ai, panorama. Baudos lapelį galima ieškoti ten po dešinę, kur bus dabar mašinas paparkuotas. Aš neatsimenu, kur važiavimas. Čia va. Šitas? Nuvartų reikia? O toliau bėgam čia tiesiai? Taip. Gerai, čia. O ko, mums reikia fontaną? Fontan. Tai Bernardinų sodas. Bėk. Aš gal čia pavarkuosiu mašiną po policijos. Gerai. Ką aš iki fontano manau? Ai. Iki to fontano.
Dėl prizų šitaip dirbam, atsiduodam. Mes turim laimėti. Mes tikrai nugalėsim. Mes nugalėsim. Davai, judam. Karočią, neturim vis dar kažko to aparato. Jo, kavos statelis. Oi. Aš žinau, kur rasti. Nu kaip kardė augi. Kokios mintis? Taip, šitas tinka. Ar mūkos bėgimo galvau viso. Bet judam toliau. Čia buvo. Judam augi. Ant turniką. Ant turniką. Kur judam? Turniku? Imk, operatoriau dirbam. Kaip netinka? Eik, šil fotkinu. Fotkinu. Nu, va, nufotkinu. Vien man spin. Čia, nufotkinu, karočią, gal netyčia tiek smagu. Jo, eina. Netinka vanduo. Tai reikia ežerą. Tai tas pats vanduo. Šiaip pagal atsakymą vanduo ežeras buvo. Kelių žaidžiam. Iki 11 ten jau turim būti. Mes labai gerai judam. O tai kiek valandų? 9:30. Kur dabar važiuojam? Lentynas keliai. Fotkink iš toli gal, jeigu kokybė gausi. Pabandyk gaidelį. Ar zoom Jeigu sustot, gal ir gausi. Lėtai važiuoja. Dabar Nespėj. Pala per Toncijos langą, va. Ne, pala per priekį. Stop, nejudėk tiesiog. greičiau. Varyk į kekrą, seniai. Varyk dabar į kekrą. Nuova dabar. Pokai pasukiok ratais. Žiūrėk, aš tave išmesiu, tu nubėg ledukus, karočią suras. Nubėgsi nufotkint. O mes varom iki to, karočią, iki kavos aparato. Kairiau, seniai. Kodėl pabišau? Kad aš labiau. 10 metrų. Kavos aparatas? Koks kava? Numeris. O, kavos aparatas. Judam. Nėra panašiai. Mane augis buvo, aš užlikus ir matyti. Ačiū. Va, gal, blog. Ne. Jo, čia, tie. Paklaus reikia, gal žino, kur yra lapelis. Davai iš dešinės, manau. Gal buvo ant Porsche, paliubomų buvo. Kiek? Turi. Palaukiam, čia įfotkį. Tinka, viso. Ką dabar darysit? Dabar eisim fotkinti su degalinės darbuotoju. Mes žaidžiam politicinės varžybas ir mums reikia nusifotografuoti su vienu iš sirplaukių darbuotojų. Tai atsiprašau, nes su manim labai blogai jaučiuosi. Gerai, gal jūsų kolegas nežinau. Reiškia, važiuosim į kitą degalinę. Gal turit mintis vienas, gal noriu galintis. Mums jau reikia, kad jūs tiesiog pakomuotumėte. Tiesiog va, filmuoja video įrodymai, bet dar reikia jaučiu per telefoną nufilmuoti, nes mumis nepatikės. Jo. Tai tu nufilmuok ir tu. Jo, taip, mes čia jau pasisakėm, kad ieškom blogerių. Ir rimtai, tai va, mes nightriders.lt. Aha.
Yes, labai dėkoju tau. Ką tu eini daryt? Nufotkint tekstilės šitą konteinerį, kad ir kaip juokingai skamba. Okay, važiuojam toliau. Jūs ten vienų supinių, tai jūs neskit, atskirai. Pasidarykit nuotrauką, 2 komandos nariai ant vienos supinių sėdynės. Ar iš toliau? Nufotkinau. Gerai, viskas. Lekiam. Kokia čia žmonės? Signetą nusifotkinau. Ai, tiesiog šito, va? Okei. Gerai, lekiam į areną. Pritempinėjam dalykus. Tai čia tunelis skaitos. Gerai, svarbu saugiai kelk tada ir... Tinka. Taip, kokią dabar užduotį vykdom? Dabar mes vartus. Bet jau pasiklausom? Ne, dabar. Bet čia... Reputacinės galima. Gerai, ačiū labai. Tai taip, aš karkiausiu. Pagaliau, filmuoja? Pravažiavę 3 degalinės, suradom žmogų, kuris sutinka su mumis nusilaukti. Jėzau, to jinai dar sakys, ne, viskas gerai. Sponsorinam Piatą, nes vienintelė darbuotoja sutiko su mumis nusifotkinti ir labai skanius dešrainius padarė. Tai va, shout out. Vyrai, laimėjote 4, atvažiavo 4, komanda M7 suka. Kaip sekėsi? Žaidimai sekėsi puikiai, buvo sunkių vietų, buvo kur pagalvoti, kur ką pamastyti. Bet galų gale viską išsprendėm, viską padarėm. Svarbiausia, sužaidėm komandiškai. Stabdžių nesugadinom. Stabdžiai gyvi, automobilis gyvas. O kokios užduotys buvo pačios sunkiausios jums? Baudos lapelis. Nuleistas. Baudos lapelis. Nuleistas ratas. Nuleistas ratas. Toliau lengva. Toliau visus tikrai. Ir mislė, nu dar. Mislė, kokia buvo mislė? Ežeras. Ežeras, bet buvo apie gyvsidabrinę. Sidabrinis kažkas buvo. Tai va, sidabrinis skystis, sidabrinis laukas, po tai vakaročio. Ir kas tai galėjo būti, tai buvo ežeras. Dėkojam, kad dalyvavot mūsų renginyje. Labai chebra džiugu, kad jūs turite tiek daug ir kad mumis pasitikite, kaip turbūt sakyčiau vienu iš didžiausių klubų visoje Lietuvoje. Tai chebra, skelbėme laimėtojus nuo pirmos vietos, skaičiavome, kiek mums išėjo padaryti prizų pagal tiek, kiek kas važiavo, sakykime, kad greičiausiai sugrįžo su 25 taškų riba. Pirmojo komanda, kurią šiandieną apdovanojame, yra One of One. Tai chebra, antroji komanda, kuri atvyko, yra Davai Ori Majaka 112. Trečioji komanda, kuri šiandien atvyko, viena irgi iš greičiausių komandų, buvo Nakties Siutas. Kviečiame juos. Ketvirtoji komanda, kuri šiandieną pas mus atvyko, ketvirtoji į mūsų spotą, yra M7. Ačiū Jums gerai, ačiū Jums labai, pagarba. Ačiū Jums. Penktoji komanda, kuri atvyko, yra Kavanageris. Šeštoji komanda, kuri šiandieną bus vadinusi, yra Boomerio pavadinimu, atvyko ne su Boomeriu, tačiau vis tiek sveikiname kaip šeštąją komandą. Boomerį kviečiame jūs. Septintoji komanda yra Paseratė. Ačiū.
Aštuntoji komanda, kuri atvyko, buvo Vaiduoklio Saktis. Vaiduoklio Saktis, taip. Devintoji komanda, taip teisingai prisimenu, buvo Raketa. Laukim jūsų, Raketa. Taip, ir 10 komanda ir viena iš paskutiniųjų komandų šiandieną yra Ryto fanai ir Gudojai. Dėl konflikto. 11 komanda yra tuštinti kopūstai, atsiprašau. Na ir kebra, šiandieną dar bus likusios 2 komandos. Yra Pasiskusk 1-1-2. Na ir kebrėdė šiandieną iš mūsų viso prizų kolekcinio fondo likus paskutinio dovana yra Silkinių mafija atitenkanti. Nu, kebrytė visiems kitiems labai dėkojame ir kviečiam ateiti iki manęs, paduosiu, kai dar turėsime lipdukų jums, kad neliktumėt, kaip sakoma, išvažiavę su tuščiu. Tai ateikit savo pas mane, paduosiu lipdukų jums Instagramą mūsų, kad būtumėt užtikrinti kažkokią nors pergalę. Ką kebrytė, mūsų public bendruomenė ir kontribyviai privatas mūsų atlikę užduotis per mūsų public bingo renginį jau grįžta ir jau grįžinėja ir beveik visi grįžo. Manau, kad visiems turėjo labai patikti. Šiaip turime ir vieną mūsų iš dalyvių, mūsų komandos atstovą, kuris dalyvavo šiandieną mūsų public bingo renginyje. Kaip sekėsi? Puikiai, labai visas užduotis patiko. Reikės kartot, manau. Būtinai kartosim. Kad kartosim, mėlyjei, tai būtinai kartosime. Ir manau, kad tikrai turėtume padėkoti ir mūsų public bendruomeniai, kuri prisijungė ir su mumis šiandieną dalyvavo mūsų public orientacinėse varžybose, kurios yra naujas formatas Lietuvoje. Tai labai dėkojame visiems už dėmesį. Dar įmesim porą tokių kadriukų su editoriu, kaip mums sekėsi. Bet žodžiu, kebra, ačiū labai už mūsų pasitikėjimą, lojalumą ir meilę mums. Bučkis, Nitradės myli.